Kągi, vėl esame naujoje laidos rubrikoje Verta žinoti ir šiandien su Žilvinu iš Bike Parts kalbame apie motociklo pakabą ir amortizatorių priežiūrą. Žilvinai, ką reikia žinoti ir kaip reikia susireguliuoti motociklo pakabą asmeniškai kiekvienam vairuotojui? Gal pradėsim nuo to, kaip ir sakiau, manualas yra Biblija, ne? Tai manualiai yra visa informacija, ką tu turi padaryti, kaip tu turi padaryti ir kaip turi pamatuoti. Bet trumpai, perkant naują motociklą, tai iškart gali padaryti dileris, ne? Nes tu gali pasakyti svorį, ne? Jisai gali paruošti ir taip toliau. Bet didžioji dauguma perka padėvėtus motociklus, ne? Tai kaip nusiperki padėvėtą motociklą, aišku, čia mes turbūt šnekam daugiau apie bekelės motociklus, enduro arba motokrosinius. Tai galima padaryti matuojant sagą. Pastatoma nuo žiuko, pamatuojam, kiek tai yra, ten dažniausiai būna ten 61, tarkim. Tad pažiūrim manualą, ten KTM grupiai maždaug rodo apie 30-35 mm. Nuo žiuko nuleidžiam, pamatuojam. Ok, jeigu ten blogai pastatom taip, kaip turi būti, tada užlipam. Su visa ekipiruotė, su viskuo? Su viskuo ir tai turi būti ten, tarkim, 100 arba 110, ne? Ir varijuojam. Jeigu matom 12, reiškia per minkšta. Jeigu matom 9 arba 8, reiškia per kieta. Dar aišku, prieš tai reikėtų patikrinti, kiek ta spyruoklė yra įveržta, ne? Statinė įvarža. Taip, tai reiškia atsukam šitą varžtą, atsukam, paleidžiam spyruoklę, ne iki galo, bet paleidžiam spyruoklę, kad judėtų, priliečiam, ne? Ir tada dažniausia manualas irgi rašo, bet būna taip nuo 6 mm iki 10, tarkim, ne? Taip, įveržimas. Įveržimas. Ir tada, va, kai padarom tai, kas parašyta manuale, įsidinam amortizatorių, užsilipam ir, ta prasme, pirmą žiūrim static sagą, o po to race sagą, ne? Taip. Ir jeigu jisai nesueina, tai reiškia, mes įsiaiškinam, kad arba jos per minkštos, arba jos per kietos. Važiuojant daugiau į kelionę, tai yra patarimas, kad reikėtų pasimatuoti, kiek yra dabar, tada apkrauti dėžės, ne, ir keleivio gal nebūtinai, gali ir keleivį pasodinti ir pamatuoti, kiek tada yra. Ir su paprastų įrankių, prastesniuose, ne, pas kitus yra jau suktukas, ne, padarytas, arba ten pas tos naujus, tai nereikia čia nieko daryti su elektronika, ne. Tai reikėtų dasisukti, kad bent jau jisai atsistotų, jeigu leidžia prelaudas, ne, kad į tą vietą, kur ir buvo, ne, tada jūs labai komfortiškai važiuosit kelionėje. Jeigu nieko nepasidarysit, galimai per didelės duobės, muša amortiskas iki galo ir pats vidury sėdėdamas ne taip gausi, bet keleivis gaus stipriai per stuburą, ne? Tai yra pakankamai svarbu. Kitas svarbus dalykas ir manau, kur yra neteisingas mitas, kad prižiūrėti ir daryti servisą amortizatorium reikia tik bekelės motociklam, bet iš tiesų tai reikia daryti visiems, ar ne? Taip, nereikia laukti, kol išbėgs, nes, ta prasme, prižiūrint, plaunant, jisai gali ir neišbėgtas amortizatorius, bet viduj pas jį gali būti labai baisu. Iš tikrųjų, kuo daugiau kilometrų, tuo daugiau trinties viduje, ne, tas tepalas jisai po biškį dyla ir aišku ir amortizatoriaus progresija kinta nuo to, nes tepalas jisai galimai pakaista, jisai pasidaro su priemaišom, ne, jisai prašiau dirba ir taip toliau. Jeigu žmogus būna užtempęs su servizu, padarai servizą ir jis galvoja, kad čia mes perdarėm amortizatorių, bet po labai apleisto servizo, nedarimo, ne, galima rasti tokių visokių reikalų, galimai gali reikti keisti dalis, ne? Todėl, kad jos nuo to blogo tepalo sudilo, ne? Tai tarkim, gali sudilti kolba, gali sudilti, ne, įvorės sudyla ir daug visokių reikalų, kur darant periodiškai servizą, to išsaugai pinigus. O jeigu apleidi, tai tada brangiai kainuoja. Girdėjote patys, svarbu nusistatyti važiuoklę tinkamai jūsų svoriui arba kelionės visiems reikmenim ir taip pat nepamiršti daryti amortizatorių serviso.